pirmo kėlinio pradžią taip atrodė, kad viskas gerai, 10-2, bet po to truputėlį gal atsipalaidavom, po to varžovai pataikė kelis tritaškius, išėjom po 2 kėlinių, lyg tai nieko neblogai, kaip, aišku, blogai, -5 taškai, bet po to, nežinau, labai varžovai šiandien gerai pataikė, bandėme ir keisti gynybos sistemas, bet jau kaip įsimėtė, buvo sunku paskui sustabdyti. Labai skaudus pralaimėjimas, sezono pradžia, bandysim susižaisti, bandysim treniruotis ir kovoti toliau. Gyvenimas šiom rungtynėm nepasibaigė. Komandai pakankamai daug naujų veidų, kaip vertinate naujokų įsiliejimą į žaidimą? Sunkiai, naujokai sunkiai, gal dar neranda savęs. Aš tikiuosi, kad ateityje dar parodys, ką jie gali. Vis tiek kažkoks yra noras pas juos, naujokai nori kažką įrodyti, gal visas šitas išeis ir į naudą.